Vaikučiai. Atvarėm į darbą, šiandien pirmadienį. Oras labai prastas. Visą dieną rodo lietus, dabar yra tiek. Nežinom ką daryti. Nuotaikos 30%. Tai turbūt įsivešim šiukšlės šiandien visas, susitvarkysim, nes oras toks ir varysim, bandysim gauti kambarius anksčiau. Nes čekinas iki nuo 3, bandysim. Gal $20 kyšių, gal greičiau gausim. Tai va, tokie reikaliukai, tvarkomės, kabinamės trailerį, minam ir bandysim dieną prastumti kažkaip, kad neužlytų ant galvų. Nes rodo, lietus užeina, lietus praeina, dabar važiavom, nebuvo lietus, vėl užėjo lietus. Dar nuvarėm į Home Depot, nusipirkom varžtelį reikėjo. Pamečiau galvutę vieną dar čionai, tai 25. Tai va tokia vadenėlė ir bus. Stumt trauk. Kiekvieną rytą perkam sumuštinius arba kažkokį tai pusrytį. Ir šį kartą valgam sumuštinius. Atradom kiloną tavo sumuštinį. Kas tau labiausiai patinka? Viskas, kas yra viduj. Tekasi sūrį, žiauriai geri šitie. Jie gera kaina, kai 4 baksai. Sumuštinis toks, granai kaip keptuviai, iškeptas. Sumuštinį keptuviai. Sūris labai tempėsi, bet dabar biškai atšalo sumuštekas. Paragausim. Hello. What you got today, hon? Construction. I'm sorry, what was that?
Construction garbage. Okay, it's gonna be $20. $20? It's very expensive. Prasivežė materialą įsikrovėm. Lyja žiauriai. Labas rytas, varėm į saitą. Lietus naktį labai lyjo, balos didžiulės. Kaip deda, tai deda gerai to lietaus. Tai šiandien liko gamos sektorius, pasidarom gamos sektorių ir žiūrėsim, kas čia bus toliau. Vakar biškį strigom su Alfa, sujungiam, viską perjungiam, fiberius sukišom, turėjo viskas veikti be trikdžių, bet nepasikūrė 2 radijos. Tai žodžiu, aiškinamės, kas čia yra, tikrinamės, kodėl neveikia ir išsiaiškinom, kad pas mus viskas ok, bet integratorius, kas integruoja 5G, kažką bus sumaišęs su fiberiais. Tai vakar parašėm dar į bridžą, kad duotų naujus portus sujungt, kad galėtumėm pilnai užjungtas radijas be trikdžių. Tai liktai Matas gavo atsakymą, į kurios keišt portus. Tai bandysim šiandien viską sutvarkyti. Ir tikėkimės, kad viskas bus geriau nei vakar. Atvažiavom vėl šiandien anksčiau. Dabar 6 ryto. Nes vakar labai buvo karšta irgi, 33 gal, tai šiandien gal 33, o rytoj visą dieną lietų rodo. Šiandien naktį, kai pradės lyt 9 vakare, tai iki rytojaus ryto liks. Tai va, važiuojam, žiūrim, kaip čia bus, matysim. Ateisi žygį. Vakarą, kaip ir sakiau, viską tvirtinam, kad neįskraidytų nuo didelio vėjo. Kai važiavom čionai dabar, pamatėm, kad vienas kartą atplyšo net nuo vėjo. Oho. Kažkaip iš varžtų net išplyšo, varžtai matosi yra įsukti, kad išplyšė. Kaip įdomiai čia. Bandysim prisukti dabar. Kiaurai. Turėtų laikytis. Daug neturiu varžtų, reikės rytoj važiuoti nusipirkti. Reikės įsuk pabaigsiu, dabar prisuksiu, kad tik tai laikytųsi normaliai. Ant 4 varžtų. Gal laikys. Nu va, esam ant viršaus. Pradedam vėl kelimus. Šiandien turėtumėm baiginėti, bet žiūrėsim vėl, kaip bus čia su oru, nes vėl žiūriu, tenai lietus ateina. Ten geriau matosi. Vakar šitoje pusėje buvo
debesis didelis ciklonas užplaukė. Dabar ten žiemė vėl nuo 2 valandų lietus turėtų prasidėti. Žiūrėsim, kaip čia bus. Gal atsirado klausimas, kam šitas? Tai čia specialiai nuo saulės, nes tai būna 33, tai ir saulė šviečia, tai labai kaklas greit įdega ir paskui labai piršti. O naktį kartais ir miegot negali. Tai ką, tęsiam toliau kelimus ir toliau dedam viską į viršų. Ir to turėtumėm pradėti perjunginėti sektorius, tvarkytis jau turėtumėm pradėti. Šiandien esu viršui vienas be Roko. Rokas išvažiavo pirmą pagalbą laikytis. Turėjom užsiregistravę, tai šiandieną priėmė. Tai va tokie reikalai. Važiuojam, žiūrėsim, kaip seksis šiandien. Watching you for love, dreams where I'm fading, so free my mind, all talking. Radė, okei, stovit. Kaip visada pas visus būna nenumatytų situacijų, tai pas mus irgi. Dabar atsirado tokie. Gavom žinių, kad reikia važiuoti pasimti materialo, kurio čia trūksta mum. Tai kelio nemažai, važiuoti valandą pirmyn, valandą atgal. Tai užsikėlėm radijo antenų, dar 2 radijas pabaigėm kelti viršų. Važiuojam, viską susikrausim, dar reikės važiuoti į storage. Kažką iš tenai turbūt pasimt. Reikės pasižiūrėti, ko dar trūksta. Nu va, prisikėlėm daiktų. Kiek šiandien spėjom, tiek prisikėlėm. Susiguldžiau čia viską, susirašau. Prisitvirtinau, kad niekas nenukristų žemėn. Viską, šiandien darbus baigiam čia. Ir rytoj vėl čia pratęsim. Matai, tą paučius eina ant diržo, tau nepatogu. Bet tai gali atsikabinti, žinai. Paučių reikia užtraukti, kad neišbirėtų daiktai, žinai. Okay. Būna, žinai, kitą kartą neužsitrauki, lipi ir viskas išbyra į apačią. Kaip eurus grabuoja tau? Nu jaučiu, kad jo gal. Vienam čiūvui paskolinau powerbanką, lipo į viršų. Kaip? Vienam bachūrui paskolinau powerbanką, lipo į viršų. Ir viską pametė. Iš 300 fitų. Sudūžo tas powerbankas. Taip. Blemba, nu. Veikiai porą dėl.
Nu ne, sakau, atpirksi, bet taip supranti. Paskui, žinai, kai būna, nusiperki kokio daikto nori ir tau atperka kitokį. Ir tau blemba jau nebe taip, žinai, jau nebepatogus, jau nebepatinka ir paskui jau lagaminę gulisi. Tai dabar į turistinę kuprinę įsimetęs esu, kai kur varau, tai tada panaudoju kartais, žinai, bet jau į darbą jau to nebejam, nes nepatogu. Nu va, viskas, pirmas darbą padarytų. Kaip muzikantas be gitaros, ne? Reikia svarbiausiai, kad nieks nieko neliestų, žinai. Pavyzdžiui, šitas breketas neliečia, va čia neguli, žinai. Apatinis breketas neliečia šito. Paipa neliečia bokšto. 9 laipsnių turi būti sur. Pasitikinam, bet. Double checkas. Ką rodo? Čink, 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 viskas kalba. Biškai įtemptą nejaučiu. Ar ne? Pala. Labai daug pagalvoju. Negali būti aukščiau negu paipos. Nebus aukščiau. Leisim žemyn, man atrodo, biškai. Bus aukščiau. Nebus aukščiau? Ne. Tai darom iš karto. Davai taip ir darom. Va.
Biškia į apačią dar. Galim biškį į apačią dar. Jo. Palauk. Palauk, žiūrėk, neskubėk, aš tavo paduosiu, dar neduodu. Good? Dar biškį. Jo. Gali pasimti viršų. O, neskubėk. Biškį viršų važiam. Jo. Jo. Gerai. Palaikyk taip. Laikau. Pakėsta savo. O dieve, o dieve. Jie irgi negali. Turbūt bent. Tikrai viskas apsisimėjo. Koks čia sunkus gauti vienas būdas yra, kad net prie tokių kabinėjau. Vis biškį daugiau šimtas. Kas yra? Nieko. Kasgi čia bus? Tai kabinti pasakyti. Tai būtinai, pasuksiu tau. Tai snaima pasuk. Все, nepabėgs. Nepabėgtų? Nepabėgs. O tai turim daryti sinchroniškai. Jeigu vienas turi laikyti, kitas suk, žinai, nes išmėtysim varžtus vis. Pusė Mekso dešinę ranką. O tai žiūrėk, kaip įmokins, gal nuo pačios pradės. Tai įdomu, kas čia bus. Jis bus kaip steinas jaučiu. Aš lygiai taip galvoju. Tai man reikia tavo Ivoną pamokinti. Kaip kelt, žinai, viską. Su kaip steinu. Kaip pririšti. Kaip pririšti, kaip kelt, reikia žiūrėti. Jaučiu, nori, žinai. Visi pradžių ten pradės. Nu, pavyzdžiui, kiek žinau. aš ten 2 kartus ar 3 kartus esu prie kapstyną bandęs, net nestovės normaliai. Taip. Nu. Apačia pabūtė. Šiaip pagal viską krilydas apačioj. Net su žoliu būna krūlydės apačioj. Su žoliu būna. Su kapteinu dirb, prikabinėjai. Jam ten apačioj pakrapšta biškį. Priklauso, ko reik, žinai, Timui. Manau, kad jisai tikrai statėsi prie kapsteino. Priklauso, ko reik. Jo, priklauso, ko jie nori. Kala. Ir man visą laiką eina kaip taisyklė šaiba, washeris, lock washeris su skylė. Ir tada jau eina šitas. Vieną kol kas įsidėk. Pasižiūrim, kas gaunas, ne, kaip tu padėt tam padlo. Galim suktis, dar tu žinome, mes neturim mazimų to. Nežinau. Nu tai čia paskui pasisuksim jau, čia jau žinai. Pasisuksim, ne? Pasisuksim. Tavo padarom jau čia tiesiai, ne? Jo, va taip. Šiaip ir turės. Tiesiai stovi antena. Palei paipą. Taip nepasukta, žinai, tiesiai. Jo nepasukta, tiesiai. Reiškia, kai kurią pusę. Į mane? Nu jo, galą reikštum. Tai va. Da, gerai. Gerai davo? Nu gal. Ką, taip paliekam, čia jaučiu nieko nebes. Pasisuksės, nes mano reiks pisti vieną pusę. Dėl to mes tą ir dėjom, kad galėtume pasukti. Žodžiu, visą laiką brieketą, kai sukam, apačias nepriveržiam stipriai, vidurį šiaip savo, o viršų paliekam stipriai prisuktą, nes čia atsukam ir biškį pareguliuojam, nereikia lyst po bumų, žinai, nes tada nereikia. Kadangi čia esam, tai čia galim normaliai pasidaryti, nes čia patogu. Mums žygis svarbiausia, kad džempakas pirmo supportą turės, jau čia gražiai ten užteks vietos. Bus palei apačią. Jo. Bus kaip tik. As I lie in the
song on the edge of a dream. You play me a song. Before I knew what you'd done, I was up on my feet, dancing alone. Music is better when we're together. Listen to music, listen to music, listen to music. Music is better when we're together.